yra teatras? Na, teatras, galima sakyti, yra gyvenimo būdas. Vienas variantas, o kitas tai yra, mano atveju, tai sakykime, darbas. Kokia jūsų teatro koncepcija? Tai vienas mano principas yra labai svarbus, kad nėra negabių vaikų ir kad visiems yra vietos teatre. Nes galima ne tik vaidinti, bet ir muziką leisti, scenografiją daryti. Galima tiesiog pabūti šalia. Tai va, tokie pagrindiniai mano principai, kurie manau veikia. Karjeros pradžioj, tai vis tiek į ką daugiau, apie ką galvojat? Ar kad jūs dirbsit Lėlių teatre, ar kad dirbsit dramos? Oi, apie Lėlių teatrą visai negalvojau. Ir buvo iš viso, pavyzdžiui, kada animaciniai filmukai, sakykime, anksčiau multikai būdavo, tai pamatydavo kokį lėlių spektaklį, taigi žiūrėti neįmanoma. O dabar tai yra taip įdomu, kokios lėlės, kaip jos juda, kaip jos valdosi, na tiesiog kažkas tai keičiasi. O tai nuo ko užsikrėtė tuo Lėlių teatru? Na, kaip čia pasakyti, labai seniai, nežinau, kelintais aš pradėjau dirbti. Iš viso Ukmergės kultūros centre nebuvo Lėlių teatro. Ir buvo toksai tų laikų kultūros skyriaus vedėjas Devetnikovas, kuris klėdėjo, jam taip norėjosi to Lėlių teatro, na, kad kažkaip tai taip pusiau priverčiant, pusiau taip glostant, taip kažkaip tai buvo įkalbėta, kad pradėčiau dirbti su Lėlių teatru. Nes aišku, yra tokia profesija ir Lėlių teatro režisierius ir aktorius, bet kažkaip iki Ukmergės nieks neatvažiuoja. Nieks neatvažiuoja. Ta prasme, normali teatro veikla, tik tai tokia specifinė. Nes yra ir tarptautinė lėlininkų diena, visai prieš teatro dieną, bet jos tik tai kolegos visada mane pasveikina. Šiaip ir kažkaip irgi neegzistuoja. Senos medžiagos. Šiaip tai esu labai skaitytoja. Iš literatūros pagrindė. Iš tikrųjų, neįsivaizduoju savo gyvenimo be knygos. Apibūdinkite save kaip žmogų ir kaip režisierę. Manyčiau, kad čia kiti turi to daryti. Ne pats. Kaip žmogus, ką žinau. Save priemi vienaip, tave priema kitaip. Čia amžinos tokios problemos. Netitikimas. Iš to kyla visi konfliktai. Kokios yra jūsų pamatinės vertybės gyvenime ir teatre? Na, tikriausiai kaip ir visų. Viskas eina į dekalogą, bent jau taip norėtųsi, kad būtų. Ką teatras turėtų duoti aktoriams, režisieriams, žiūrovams ir ką žmonės turėtų duoti teatrui? Žmonės tai yra, sakykime, tie patys žiūrovai, aš taip suprantu. O šiaip tai man teatras tai yra šito pasaulio pažinimo būdas. Vienas iš pažinimo būdų. Per teatrą pažinti mūsų supantį pasaulį. Ir man atrodo, fantastiška galimybė. Pažinti aplinkinius žmonės, pasaulį, įvykius, reiškinius, suvokti, suprasti. Labai arti stovi daugybės dalykų teatras. Ir šalia žmogaus psichologijos, ir tų pačių vertybių, ir ko tik tai nori. Tai tiesiog yra pasaulio pažinimo būdas. Kur ir ką studijavote ir kokie buvo jūsų didieji mokytojai arba autoritetai? Baigus Ukmergės pirmą tada vidurinę mokyklą, mokiausi Vilniaus kultūros mokykloje, režisūroje, o po to nekivaizdžiai studijavau Leningrade režisūrą ir dirbau. Autoritetai tai sutinki visokiausių žmonių, įdomių, kurie tau palieka įspūdį, kurie yra, sakykime, savo profesijoje meistrai. Ir mokais iš jų, ir tau jie yra mokytojai, bet tokių žmonių yra vienetai. Tai aišku, irgi yra ir per literatūrą, ir per dar visokias komunikacijos priemonės. Tiesiog atrandi kažkokį įdomų žmogų, pradedi skaityti, pradedi studijuoti, susipažįsti, tau tas yra artimas, tu gali to žmogaus niekada gyvenime akyse nematyti, bet tiesiog tau tinka jo pasaulėžiūra ir teatro suvokimo būdas ir jis tampa mokytoju. Jūs pati kokius savo tos pastatymus laikote ar reikšmingiausiais, ar labiausiai įsimintinais? Nes reikšmingas kiekvienas pastatymas. Kiekvienas spektaklis yra įsimintinas. Ne tik tai savo, sakykime, sėkme, yra kai kurie įsimintini spektakliai savo nesėkme. Kur, tiek pastangų idėjų, kažkas tai nesigavo. Gal ten žiūrovas nemato, bet pats esi, kažko tai nepatenkintas, kažkas tai nesigavo. Ir kiekvieną spektaklį aš prisimenu, ir žmonės ten vaidinančius. Bet kokie yra svarbiausi įvertinimai?
Man asmeniškai svarbiausi vertinimai tai yra, kada dirbau gimnazijoje, tai vat sakydavau, jeigu ir dėsčiau teatro, ten, sakykime, istoriją, vaikams sakydavau, jeigu jūs rasit kelią į teatrą su mano pagalba ir teatras atsiras jūsų gyvenime, tai man čia yra didžiausias įvertinimas mano darbo. Ir jeigu žmogus pamils teatrą, jis atsiras jo gyvenime, man tai yra didžiausias įvertinimas. Verutė, ar girdėjai naujieną? Na ką tu sakai, ką? Taigi vakar kaime viršūnės išsiūja. Na ką tu sakai, ką? Bet laimikį tai nusinešė. Tu žinai, Petrut, ir mačiau, kur užkasė po didžiąją eglę, ką. Tai žinai, gal skrendam, ką? Su pilvu nepasiginčysi. Pilvas krutėti išmoko, skrendam, ką. Sveikas, kaimynėlė. Tai kur taip skubini? Pas tave, Laputaitė, pas tave. Žinai, Šarkos man nupasakojo, kad šiandien Dievas tą laimikį gražų davęs. O žinai, aš seniai nieko dantyse neturėjau, man net pilvas prie strėnų pridžiuvo. Ar neduotum ir man kokį kaulelį pagraužti, a? Na, kad tu ir klausai, tu tuščiagarbį Šarkų. Ruoškis, kelkis, miškan nuvažiuosim. Seni, nevažiuosim, aš vilko bijau. Kai dabar gana?